Mėly INIT kabelinės televizijos klientai, ši informacija skirta Jums. Siekiant gerinti teikiamos paslaugos kokybę, nuo šių metų Liepos 1 dienos keičiami kabelinės televizijos programų retransliavimo dažniai. Pastebėjus, kad televizorius neberodo iki šiol žiūrėtų programų, neišsigąskite. Jums tereiks atlikti kelis paprastus veiksmus. Jeigu esate analoginės televizijos klientas, tuomet televizoriaus pulteliu iš naujo atlikite automatinę kanalų paiešką. Skaitmeninės televizijos klientams turintiems CAM modulį, televizoriaus pulteliu teks atlikti automatinę programų paiešką per meniu parinktis. Jeigu po šio žingsnio sąraše nematote naujų programų, tuomet atkurkite televizoriaus gamyklinius parametrus ir dar kartą atlikite automatinę programų paiešką. Skaitmeninės televizijos klientams, turintiems priedėlį, į pagalbą teks pasitelkti ne televizoriaus, o priedėlio pultelį. Norėdami mėgautis pamėgtais kanalais, atlikite 5 nesudėtingus veiksmus. Turintys Technisat priedėlius, vadovaukitės šią instrukciją. Priedėlio pultelėje paspauskite meniu, kanalų paieška, automatinė paieška, pradėti paiešką ir OK. Jeigu programų sąraše nematote naujais dažniais transliuojamų programų, atkurkite priedėlio gamyklinius parametrus. Gamyklinius parametrus atkurkite šią tvarką. Priedėlio pultelėje spauskite meniu, nustatymai, aptarnavimo nustatymai, atstatyti gamyklinius parametrus. Pasirodžius lenteliai ar tikrai grąžinti gamyklinius parametrus, spauskite taip. Po to pasirinkite kalbą lietuvių, šalis Lithuania, paieškos režimas visi kanalai, tinklų paieška. Atkūrę gamyklinius parametrus, iš naujo priedėlio pulteliu atlikite automatinę programų paiešką. Turintys Meanta priedėlius, kanalų paiešką atlikite šią tvarką. Priedėlio pultelėje spauskite meniu, instaliacija, paieška per kabelį, paieškos režimas automatinis, pradėti paiešką, OK. Atlikus automatinę paiešką, spauskite gerai. Jeigu programų sąraše nematote naujais dažniais transliuojamų programų, atkurkite priedėlio gamyklinius parametrus. Spauskite meniu, sistemos perkrovimas OK, atstatyti į gamyklinę būklę OK ir įveskite PIN kodą 0000 bei paspauskite OK. Atkūrę gamyklinius parametrus, iš naujo priedėlio pulteliu atlikite automatinę programų paiešką. Bus dar paprasčiau, jei prieš atlikdami paiešką ar atkurdami gamyklinius parametrus perskaitysite televizoriaus arba priedėlio naudojimosi instrukciją. INIT kabelinės televizijos konsultantai pasiruošę Jums padėti. Apsilankykite mūsų internetinėme puslapyje www.init.lt arba skambinkite ekrano apačioje nurodytais telefonų numeriais. Linkime malonių akimirkų su INIT.